tai, kad transporto priemonė yra ištraukta, vyksta procesiniai veiksmai ir pati operacijos apimtys yra šiek tiek pristabdytos, kol sulauksime patvirtinimo dėl tęsimo ar operacijos užbaigimo. Paieška pelkėje nebevyksta. Kaip sakot? Paieškos darbai pelkėje nebevyksta šiuo metu. Pati operacija dabar pristabdyta, kol vyksta procesiniai veiksmai. O kokie jie yra? Tie procesiniai veiksmai, apžiūrimas šarvuotis? Apžiūrimas šarvuotis, iškeltas šarvuotis ir aš dabar negaliu komentuoti, kokią specifiką turi pareigūnai ir kariai, kurie tuo užsiima. Kas ten būtent yra daroma. Kadangi tai yra jautru ir šiek tiek vengiama komentuoti atvirai dėl pačios etikos ir kitų subtilybių. Bet ar galėtumėte patvirtinti, kad šarvuotyje rasti kūnai? Karių kūnai? Generalinė prokurorė jau kaip ir paskelbė, kad pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčių nustatyti, ar galima jau tai traktuoti kaip patvirtinimą? Apie karių kūnus, kaip sakiau, dėl etikos ir dėl kitų visų, dėl operacijos eigos nenorėčiau komentuoti, kadangi aš su tuo tiesiogiai nesusijęs. Aš susijęs su tuo, kad reikėjo ištraukti šarvuotį. Ta, ką žinau, tą aš galiu pakomentuoti. Ko aš nežinau, aš jums negaliu pakomentuoti. O kai traukite šarvuotį, ar liukai visi buvo uždaryti? Šarvuotis traukimo metu buvo visi pašalinti ir aš pats nedalyvavau, tai negaliu irgi pasakyti, kaip atrodė šarvuotis traukimo metu. Šarvuotį traukiant dalyvavo tik amerikiečiai ar ir lietuviai? Dalyvavo tiek lietuvių, tiek Amerikos kariai, pareigūnai, tiem, kuriem priklauso ten dalyvauti. O gal galite pasakyti, kurios šalies pareigūnai, kariai dirba dabar būtent prie šarvuočių? Šiuo metu dalyvauja Amerikos ir Lietuvos kariai. Ten atlieka procesinius veiksmus. Tai vyksta ikiteisminio tyrimo būtent veiksmai. Kaip sakot? Ikiteisminio tyrimo veiksmai, kuris pradėtas mirties priežasčiai nustatyti, tai dabar vyksta ikiteisminio tyrimo veiksmai. Šiandien Pelkių atkūrimo ir apsaugos fondo vadovas teigia, kad durpynas esą nėra pažymėtas valstybinėse žemėlapiuose, paskui karybos apžvalgininkas tai paneigė, sakė, kad yra, ar pati kariuomenė žymi tokias vietas ir perspėja savo karius apie tokias pavojingas vietas, kad jie žinotų tai. Aš negaliu pasakyti, ar tai yra durpynas, ar dar kažkokias yra vietovės objektas. Jisai žemėlapį matomas. Jeigu žiūrint naudojant Google Maps programą, jisai matosi, ta vieta yra matoma. O kas yra ten, ar durpės, pelkė, ar kokie ten organinės medžiagos yra, negalima atsakyti. Tuomet, jeigu taip techniškai kalbant, nežinau, kokia sistema veikia šarvuotėje, bet žiniasklaidoje nekartą buvo skelbta, kad Baltarusija blokuoja GPS signalus. Ar įmanoma, kad tai galėjo turėti kažkiek tai įtakos šarvuočių krypčiai? Negaliu pasakyti, kokia įranga buvo šarvuotyje, todėl negaliu atsakyti šitą klausimą. Ar jums žinoma, kokioje padėtyje buvo ištrauktas tas šarvuotis iš pelkės? Mano buvimo metu žinom, kad šarvuotis buvo pasviręs. Tai šitą galiu pasakyti, kad jisai nestovėjo lygiai, buvo pasviręs. Bet nepirkęs ant šono ar kažkaip tai tik pasviręs? Taip. Gal galit trumpai papasakoti apie patį ištraukimą? Ar viskas vyko pagal pradinį planą, kaip vyko, kiek truko? Pats ištraukimas buvo jam pasiruošta ir vyko pagal planą, taip kaip ir buvo suplanuota. Galima pasakyti, kiek aš žinau, kad užtruko šiek tiek trumpiau negu tikėtas. Pakankamai sklandžiai praėjo visas ištraukimo procesas. Tai per porą valandų buvo ištraukta, kaip skelbta anksčiau ar greičiau? Taip ir tiek ir buvo ištraukta, kaip buvo skelbta. Ar yra aišku, kiek šarvuotis laiko dar bus įvykio vietoje? Truputį garsiau, jeigu galima. Ar jau yra aišku, kiek laiko bus šarvuotis įvykio vietoje? Kai tik tai bus atlikti procesiniai veiksmai, šarvuotis bus pašalintas. Čia taip pat bus šios operacijos dalis, kaip jo pačio šarvuočio išvežimo, kadangi sunkus
sunki transporto priemonė, todėl užkrovimas, išvežimas irgi pareikalaus tam tikrų pajėgumų ir planavimo. Tai ar teisingai suprantu, kad tam, kad būtų patvirtinimai ar paneigimai dėl pačių karių, dabar laukiama yra ko? Amerikiečių kariuomenės viešo patvirtinimo? Taip. Ar kitos institucijos? Taip, laukiama JAV patvirtinimo. Dėkoju už konferenciją. So can we have a question?